Treneris, sakykit, kokį įspūdžiai po pirmų treniruočių? Gerai, vyrai tikrai dirba su nuotaika, su užsivedimu, su bairiais. Smagiausia, tas fainiausia, kad jie bairuoja ir jie dirba su noru. Ten nėra kažkokio per prievartą ar dar kažko. Jie žino, ko atėjo, žino, ko siekia ir žino, kokio rezultato mums reikia. Ar nesimato kažkokių tai skirtumų tarp komandos narių, ten, ta prasme, kad sportavo vienas kitas ar virkščiai? Ja, yra tokių, bet mes bandom šios treniruotės ir išlyginti tą skirtumą, bandom, kad atėję į salę visi būtų vienodai gerai pasiruošę. Ar yra numatytų draugiškų rungtynių varžovų? Tiksliai dar nežinau, nes grįžta treneris, tai rugsėjo 1 mes pradedam salėje einam. Vis tiek aš manau, kad dar bus treniruočių, pirmą savaitę tikrai nebus draugiškų, aš manau, kad rugsėjo kokią 8-9 gal kažkokias rungtynės. Apskritai, kaip žiūrint jūsų akimis komandos komplektacija? Gerai, super, viskas yra gerai, vis pasistengia, žinau, klubo vadovai pasistengia tikrai. Atrodo, kad tikrai stipri komanda, bet aišku, viskas bus aikštelį matyti. Ir pabaigai, apskritai, pirmą kartą Marijampolės komandoje ir kaip jūsų akimis viskas, vadovybė, komanda ir panašiai? Tvarko, iš tikrųjų su vadovybė kažkaip daug nesu bendravęs. Kiek bendravau, tai viskas įspūdį gerą paliko, žaidėjai tikrai geranoriškai dirbo, geranoriškai priėmė ir viskas yra kol kas super. Tai Mariau, sakyk, kaip pirmos treniruotės? Gerai, komanda visi linksmiau suteikia, įsiilgė sportų. Treneris sudaręs gerą programą, sunkiai dirbam, stengiamės. Kaip pats ruošiesi sezonui asmeniškai? Asmeniškai pradėjau iš anksčiau sportuoti, kad treneris buvo skambinęs, perspėjo, kad iš karto pradėsim dideliais tempais. Padarė programą, pasportavau dabar biškį lengviau. Ir šįmet komanda atrodo solidžiau, greičiausiai ne pernai, ar tai gali būti kažkoks tai raktas į pergalės? Raktas į pergalės tai, kad būna komandinis žaidimas, komandinė atmosfera. Manau, po kol kas viskas eina gera linkme. Ir jeigu taip išlaikysim, viskas bus gerai. Ačiū.